Sveiki, esame iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto, studentų atstovybės ir rengiam tokį projektą prieš akademinį nesąžiningumą nusirašinėk legaliai. Ir užduosime jums keletą klausimų. Tai pirmas klausimas būtų, ką jūs manote apie nusirašinėjimą universitete? Visų pirma, tai labai malonu, kad studentų atstovybė imasi iniciatyvos ir domisi šitais klausimais. Patys pirmieji klausia dėstytojų, ką jie mano, nes dėstytojai turbūt jau nuo seno bando kovoti su nusirašinėjimu, suteikti visiems studentams lygias galimybės, bet galima pasakyti, kad šiek tiek beviltiškai, nes studentai tobulėja kaip ir technologijos ir vis atsiranda naujų būdų nusirašinėti. Ką aš manau apie nusirašinėjimą? Aišku, į tai žiūriu neigiamai. Jeigu studentas nusirašinėja, jis apvagia save. Visų pirma, jisai atėjo studijuoti, visas studijų procesas yra nukreiptas tam, kad jisai kuo daugiau išmoktų, naujos metodikos yra nukreiptos į atsakomybę jam pačiam ir staiga jisai dabar pats save apgauna, norėdamas išmokti, jis nusirašo ir galvodamas, kad tas pažymys jam yra dabar tai, ką jisai galėjo gauti geriausiai, jau yra ir yra tai. Iš tikrųjų, tai, ką jis galėjo gauti geriausiai, tai yra žinios, kurias jis vėliau panaudos arba nepanaudos. Tai tikrasis pažymys yra rašomas gyvenimu, o ne dėstytojo, dėja. Bet aišku, mes visi toj tarpiniai stoteliai tarsi norim, kad lengviau, kad paprasčiau, nepasiteisina. O jūs manot, kad nusirašinėjant galima pačiam išmokti ką nors? Tai jeigu reikia atkartoti informaciją žodis į žodį, jeigu toks yra dėstytojo reikalavimas, ko mes kūrybinių industrijų fakultete stengiamės visaip kaip išvengti ir instruktuojam dėstytojus, tai kartais tas atkartojimas gal geras yra, bet išmokti tai turbūt, kad jūs nelabai ką išmoksit. Gali išmokti efektyviai veikti stresinėse situacijose, nes nusirašinėjimas yra didelis stresas, bet žinių prasme arba gebėjimų prasme tai tikėtina, kad ne. Ar pačiam buvo tekę mokykloje ar universitete nusirašyti? Taip, esu perlaikęs egzaminą, nes mano egzaminas buvo anuliuotas dėl nusirašinėjimo, bet tai buvo labiau ėjimas prieš sistemą. Tai buvo toks lyg tai demonstravimas to nepakantumo nusirašinėjimui ir aš tuo metu buvau studentų atstovybės prezidentu ir reikalavimas dėstytojo buvo tikrai nepagrįstas išmokti faktų lentelę, skaičių lentelę, kuri neturi prasmės būti galvoj, nes gali pasižiūrėti kiekvieną kartą. Ir aš tą nusirašiau, tada paskelbiau universitetą, kad nusirašiau, tada man tą egzaminą anuliavo, aš įrašiau iš naujo, bet tam tikrą sistemą sujudint, kaip protesto formą, jinai buvo įgyvendinta. Ko palinkėtumėt mūsų Gedimino technikos universiteto studentam sesijos ir šiaip? Apskritai, ko palinkėtumėt jiems? Aš palinkėčiau studentams sąmoningo mokymosi. Nesimokyti pagal raidę, nesimokyti pagal žodį ir pagal puslapį, o mokytis taip, kad tas žinias galima būtų pritaikyti praktikoje. Tai yra mokytis mąstyti. To labiausiai linkiu ir studentams, ir dėstytojams. Nes dėstytojai kartais irgi reikalauja iš studento tokių grynų žinių, kas nėra blogai, bet kartais tų žinių pritaikymas duoda daugiau naudos. Dėkui jums labai už pokalbį. Ačiū jums. Gražios dienos. Jums taip, gražios.